Sveiki. Nusprendžiau padaryti tai, ko normalų žmonės savo norų paprastai nedaro. Pažiūrėti mūsų Klaipėdos tarybos posėdį. Nuo pradžios iki galo. 4-5 valandos gyvenimo, kurių niekas man nebegražins. Bet užtai dabar galiu trumpai parodyti, kas ten iš tikrųjų vyksta. Kiekvieno posėdžio pradžioje įdomiausia dalis. Paprastai miestiečiai gauna apie 5 minutės pasisakyti. Ir čia labai įdomus momentas, dažnai matai tos pačius žmonės. Ir tada pradedi suprasti, čia ateina ne šiaip pakalbėti. Ateina tie, kurie jau bandė spręsti savo problemas, bet negavo atsakymų. Tai jis bent jau čia ateis tiesiai į akis merui ir tarybai išsakys savo matymus. Bet žiūrint iš šono, kartais susidaro toks jausmas, kad jų nelabai kas girdi. Labą dieną, ponai tarybos nariai, prašom pažiūrėti mane. Ir jūs atėjote į savo darbo vietą ir turite išklausyti ramiai ir gražiai, ką mes sakome, o ne užsiimti savo kalbom. Aš esu čia antrą kartą, bet, pirmą kartą, o dabar pakėlėte akis. Ir darau išvadą, kad pavojus yra Lietuvos saugumui. Ir tas pavojus yra iš kultūrininkų ir, aišku, iš konservatorių partijos. Dovanėlė, kurią norėčiau dabar su jumis ir pasidalinti. Labai ačiū už suteiktą žodį. Tiesiog norėjau padėkoti ir pasirodyti, kad esu toksai Klaipėdoje atsiradęs žmogus. Kad dirbti teisingai, kas yra tiesa ir šviesa, ir kas yra žmogaus sąmonė, kosminė sąmonė. Žinokit, Dievą labai sunku apgauti, nes Dievas yra didelis, kosmosas yra didelis. Tiesą sakant, tikėjausi, kad bus žymiai daugiau veiksmų, diskusijų, ginčų, gal net kažkiek dramos, bet realybė gerokai ramesnė ir paprastesnė. Didžioji dalis techniniai paprasti klausimai, dokumentai, projektai, skaičiai, tokie dalykai, kurie neturi jokio ryšio su to klausimu, tiesiog sėdi ir galvoji, ką aš čia darau su savo gyvenimu. Ir tuo pačiu pagauni save galvojant, jei net man sunku išklausyti, tai kiek žmonių iš vis iki galo žiūri. Ir čia buvo vienas netikėtas atradimas. Jei esi kada nors žiūrėjęs Seimo posėdį... Pirmininkė, gal jūs tą Kauno savivaldybės čekiukų vagį, poną Kairį, galėtumėte įsiųsti kur nors, nes STT čia vaikšto. Galbūt galėtų šiek tiek su juo ten susitvarkyti. Kolegos, ką šitas melagis kalba, tai yra, absurdas. Kolegos. Pirmininkė, man tai gaila, kad Seime tokie snargliai, kaip Simonas Gentvilas, skleidžia melą, sėdi ir užima čia vietą. Vat man dėl to labai gėda. Kai klausykit, ką sakot, nes ateistų jau su vyrais pas jumis. Tai žinot, opozicija, Kasčiūną pasims da porą fašistų, nacistų ir susidoros. Uždaryk burną savo, gerai, Aslė? Dabar išeis kažkas iš parduotuvės ir kirš alų po skverneliu. Paminėta pavardė. Tai prielaidą galiu daryti. Ne pavardė paminėta, ne pavardė. Skvernas yra žemaitiškas žodis, skvernelis irgi žemaitiškas. Jūs užkiškite burną šitam žmogui. Ką tik Laurynas Kasčiūnas man pagrasino tiesiogiai. Šaukdamas, tu prisišnekėsi, mes valiau su vyrais pas tave teisim. Žinot, aš atsimenu, gyvenau Lazdynuose ir kai kažkas kamulio neduodavo, atbėgdavo vaikas ir šaukdavo, mama, man košės neduoda. Tai valiau, tu būk rimtas žmogus, kaip vaikas atrodai, ar ne? Skystalas. Tiesiog jūs esat bailiai ir kadangi mano mikrofono to išjungsi, tai tą ir išgirskit. Sutinku. Atsiprašau, gerbiamas Vytautai, jūsų laikas baigėsi. Ačiū, Rima Baškienė. Ačiū. Mano laiką dievulis nuspręs, o ne jūs mygtukų valdovė. Lietuvos Respublikos Seimo kultūros komiteto. Aiškiau šnekėkit, nes labai girdisi. Gerai, ačiū Jums už pastabą. Labai taiklė, tarp kitko, nes aš bijau, kad mano šitas artikuliacijos aparatas sutrinka ne todėl, kad aš nemokėčiau kalbėti, o todėl, kad matyt sveikata jau nebeleidžia. Tai jeigu jūs šaipotės iš artikuliacijos, tai leiskite man pasišaipyti iš jūsų šito elgesio. Jūs vėl kaip prisuktas kažkoks tai aparatas, nežinau, žaisliukas ar papūga, kuri išmoko vieną tekstą. Palūkanas lyginti taip tiesmukai gali tik tai visiškas durnius. Geriau būti durnim negu vagimim. Bet būna problemų, kai esi ir durnas, ir vagis. Klausykit, ar jūs tikrai esate tokie nagli, ar jūs įsivaizduojat, kad čia visi debilai pas mus salėje susirinkę? Tai kartais ten būna ir liūdna, ir juokinga vienu metu. Taryboje visai kita atmosfera. Nėra 41 klausimas dėl valstybinės žemės sklypo Turgaus gatvė 37 Klaipėdoje dalies nuomos. Nėra šiuo metu klausimų ir pasisakym, kad šių balsuoti. Kitaip sakant, mažiau cirko, daugiau tyliai priimamų sprendimų.
Realiai mažiau kledesių, mažiau šou, daugiau darbo. Kas iš vienos pusės yra labai gerai, bet iš kitos pusės žiūrėti nelabai. Tiesiai šviesiai jums mėlyjei pasakysiu ir čia nėra kas slėpti. Žiūrėti tarybos posėdį yra nuobodu. Nebent turi savo verslą, interesų arba laukia konkretus sprendimas, kuris tave liečia asmeniškai. Tada kiekvienas punktas tampa labai svarbus. Visais kitais atvejais tai labiau kaip fonas užmigti. Bet yra ir pozityvo. Meras posėdžius veda tikrai tvarkingai. Be chaoso, be rėkimo. Net sakyčiau kartais net per ramiai. Ačiū. Klausa leidžia dar girdėti. Tiek už 28, prieš ir susilaikiusių nėra. Dėkoju ir jam pritarta. Ar būtų klausimų, susakymų? Kviečiu balsuoti. 43 klausimas. Kartais net taip ramiai, kad atrodo visi viskam pritarė. Tik klausimas, ar tikrai taip yra. Ir dar vienas dalykas. Santykiai tarp pozicijos ir opozicijos. Iš šono atrodo pakankamai normalūs. Tikrai nepalyginsi su to, kas vyksta Seime. Ten kartais atrodo kaip komentarų skiltis Facebook'e. O čia labiau kaip nuobodus, bet civilizuotas susitikimas. Ir gal čia ir yra didžiausia problema. Sprendimai vyksta tyliai, o žmonės apie juos sužino tada, kai jau nieko pakeisti nebegali. Kur meras yra? Pakvieskit merą! O tikėjausi kažko panašaus, pavyzdžiui, kaip kitoje savivaldybėje. Aš siūlau jums geranoriškai atsistatydinti. Jūsų nuomonė turi tokią mažą savybę. Ją taip paėmus, taip susilankščius iki mažo tokio daikčiuko galima susikišti į tamsią skylutę. Tai toksai čia 6-7 gaunasi. Tai ką iš to galima suprasti? Jei tikėsi šou, čia ne ta vieta. Jei nori suprasti, kaip realiai priimami sprendimai, tada taip. Bet yra vienas kabliukas. Didelė dalis to, kas vyksta, paprastam žmogui tiesiog neįdomu, kol tai nepradeda tiesiogiai jo liesti. Tik klausimas tau, ar tu kada nors bandei žiūrėti savo miesto tarybos posėdį? Ir jei ne, ar iš vis norėtum? Parašyk komentaruose. Įdomu, kiek čia tokių kantrių kaip aš.